Mažoje sodyboje, miško krašte, gyveno Pelė su neįprastu menų talentu. Ji mėgo piešti, kurti muziką ir dalinti savo aistros su kitais. Jos mėgstamiausia vieta buvo senoji šiurkštė, kur visada rado ramybę ir įkvėpimą. Vasaros rytojaus Pelė nusprendė surengti menų dirbtuves savo sodybos draugams. Po pusryčių sušaukė visus gyvūnus – vištas, antis, karves, kiaules ir arkliai. Draugai, pradėjo Pelė, norėčiau jūs pakviesti į dieną pilną meno ir kūrybiškumo. Kiekvienas iš mūsų turi kažką ypatingo, ką galime parodyti pasauliui. Ar prisijungsite prie manęs? Gyvūnai pažvelgė vienas į kitą nesaugiai, bet buvo smalsus, ką Pelė paruošė. Po pusryčių visi nuėjo į šiurkštę, kur jau laukė dažai, teptukai, popieriaus lapai ir įvairūs muzikos instrumentai. Pirmasis uždavinys buvo piešimas. Pelė išdalijo visiems teptukus ir dažus, ragindama piešti tai, ką mato ar jaučia. Viena iš vištų, kuri visada buvo šiek tiek nedrąsi, pradėjo piešti spalvingus gėlės. Karvė nusprendė nupiešti peizažą su pieva, kur ją kasdien pieva. Kiaulė, nors ir pradžioje nebuvo tikra, pradėjo kurti abstrakčius raštus. Nebijokite, naudokitės vaizduotę, ragino Pelė. Nėra blogų paveikslų, kiekvienas yra ypatingas savo būdu. Po kelių valandų šiurkštė buvo pilna spalvingų paveikslų. Gyvūnai buvo nustebinti, kaip daug džiaugsmo jiems padarė piešimas. Tada Pelė pakvietė visus sukurti muziką. Šiurkštėje jau laukė būgnai, būgneliai, fleita ir netgi gitara. Antis su džiaugsmu pradėjo groti būgnais, o vienas iš vištų bandė groti gitara. Pelė pasiėmė fleitą ir pradėjo groti linksmą melodiją. Netrukus visas būrys kūrė gražią, harmoningą muziką. Puiku, sušuko Pelė. Muzika yra kalba, kuri mus visus sujungia. Kiekvienas garsas yra svarbus ir kiekvienas iš mūsų gali sukurti kažką ypatingo. Gyvūnai buvo sužavėti. Jie jautė, kad atrado savyje kažką naujo, ko anksčiau neturėjo supratimo. Dienos pabaigoje Pelė surengė jų paveikslų parodą ir mažą koncertą. Visi sodybos gyvūnai atėjo pasigrožėti savo draugų darbais ir paklausyti muzikos. Pelė, dėkojame, pasakė viena iš vištų. Niekada nesu pagalvojusi, kad galiu tai piešti. Tai buvo nuostabu. Taip, Pelė, pridūrė karvė. Mokėjai mus, kad kūrybiškumas yra kažkas, ką kiekvienas iš mūsų turi savyje. Dėkojame, kad mums tai parodei. Pelė šypsosi. Atminkite, mano brangus draugai, menas ir muzika yra visur aplink mus, užtenka tik atverti širdį ir leisti savo būti kūrybiškam. Kiekvienas iš mūsų gali sukurti kažką gražaus. Nuo tos dienos gyvūnai dažnai susitikdavo šiurkštėje, kad kartu pieštų ir kurtų muziką. Sodyba tapo vieta, kupina spalvų, garsų ir džiaugsmo, o visa tai dėka mažos Pelės su dideliu širdimi ir nesibaigiančia vaizduote.